Kad išrūkytų kaljaną, žmogus turi giliai įkvėpti, kad pravestų orą per vandenį. Ir šiuo giliu kvėpavimu mes nustumėme šias nuodingas medžiagas į pačius tolimiausius plaučių kampelius. Jeigu kai kurie rūko ir giliai neįtraukia ir daro savo mažesnę žalą, tai iš šio požiūrio taško kaljanas daro didesnę žalą. Kad suprasti, ant kiek tabakas kenksmingas organizmui, mes nusprendėme atlikti štai tokį eksperimentą. Šiame butelyje yra vanduo panaudotas kaljane. Mes žinome, kad čia buvo prafiltruota 20% to tabako, kurį žmogus išrūkęs kaljaną įkvėpė į save. Čia 20%. Čia dėlės, kurios ką tik pasimaitino žmogiškų krauju. Žmogus kiša į save tabaką. Pažiūrėkime, kaip dėlė reaguos į šiuos pačius 20%. Tam mes paimsime dėlę ir panardinsime ją į šį vandenį. Padėsime ją čia. Dėliai čia ne visai patinka. Ir štai kas su ja vyksta. Panašiai tas pats vyksta su mūsų organizmu viduje, kai patenka likę 80% nefiltruotos šlykštynės, kuri yra tabake. Tai gyvas sutvėrimas. Manau, kad po tokių kadrų labai daug žmonių atsisakys rūkymo, kai jie supras, kas vyksta viduje su jų plaučiais.